kurie auga be tėvų. Nesidomit, neįdomu jums, ne? Jums neįdomu, jūs čia sėdit mašinai, su marmuru, ne? Ir ten prie Visorių, kur ta žemė yra aptverta, prie pat ežero žmonės negali praeiti išsimaudyti. Ten nieko, ne? Ten nieko. Ir kai čia jau nieko, ne? Žmonės praeiti negali, ten jūs ežerą. Tvorogom sutvėrėt, tai čia viskas jau legaliai, ne? Čia šiais laikais žmogus virdamas gali taip užsidirbti, ne? Tokią mašiną. Laisvai, sako, laisvai. Tai kuris gal Seime dirba? Gerbimi televizijos žiūrovai. Pafilmuokite, pažiūrėkite. Jaguarą, čia galima šiais laikais, ne? Šiais laikais Medeina. Aš jūsų klausiu dar kartelį. Ar jūs žinote, kiek vaikų namuose vaikų yra Lietuvoje? Ar žinote? Jums įdomu, man tai nepanašu, pas jūs, pavyzdžiui, marmuros mašina yra. Jūs sėdit iš jūsų mašinos, man va čia stovint lauke, jūs nuės, aišku, net nepakėtėte į vidų, bet man jau karšta, aš net nenorėčiau eiti į vidų, žinokit, pas jūs į mašiną. Man karštas, pavyzdžiui, jūs, pavyzdžiui, šilumą naudojate labai intensyviai, jums tiek net nereikia, bet jūs vis tiek, taip, ekologiškai, jūs vis tiek šildote, žinote, kiek kūro išdegina. Aš jums pridėčiau servetėlę prie jūsų išmetamų dujų vamzdžio. Pridėtume ir pamatytume, kokia būtų jinai juoda. Tai čia nieko, ne? Tai čia nieko, čia nesiskaito. Čia kažkas už jūs pasirūpins, išvalys, ne? Kol jūs tą žemę prie Visorių pamatus mes matėme, kaip jie pamatus dėjo. Mes ten buvom atvažiavę su žurnalistais. Prieš jie pasiskaito orų prognozę, kada pradės snigti. Jie atvažiavo čia, pastatė akmenį, nes jie šitą visą žemę pavogė iš mūsų mokesčių mokėtojų. Mūsų žmonės negali praeiti. Va, yra sunkiai dirbantis žmogus, jisai va taupė, jam senelis paliko palikimą. Ir jisai va, sunkiai dirbamas, įsigijo automobilį. Žmogus racionaliai mąstant, įsigijo normalų, kokybišką ekonominės klasės automobilį. O, ne taip, kai kurie, aišku, čia ne visiems taip jau prieinama, prie to lovio. Kaip jūs, pavyzdžiui, jaučiatės? Jūs atstovite čia, turite ekonominės klasės automobilį, aš matau, jūs toks ir pasportavęs. Jūs jaunas, perspektyvus, gražus. Ir, pavyzdžiui, koks jausmas apima, štai matot, va čia šalia stovi, va, panos, tokias, aš nežinau, ką jos iš viso baigia, ar jos mokosi ką nors, ar jos iš viso kažko pasieks gyvenime. Bet aišku, faktas yra vienas, Matote? Jis bėga nuo mūsų. Jis bėga, nes jisai žydas, bet mes jo paklausime apie tos pamatus, kurie mes yra padėti. Apie žydus, tai galvot jam rūpi, jam neįdomu, jisai prie sporto rūmų. Ponas Borisovai, jūs žinot, kaip jūs malūkės, prie sporto rūmų buvo prisileisti. Ar jūs žinot, kad ten yra žydų kapai? Nieko, čia nieko tokio, ne? Nieko, čia nieko. Ai, taip. Pavyzdžiui, pasakykite dabar visiems į kamerą, kiek jūs turite žemių. Nieko neturi šitas žmogus, sąžininkai dirbantis žmogus, jis nieko neturi. Jisai turi ekonominės klasės automobilį ir konteinerius linzėm. Turi konteineriukus linzėm, viskas. Jam iš esmės pakanka, iš tikrųjų, ne? Pakanka. Iš tikrųjų, draugai dar mobilų nupirko. O, draugai, ryšiai. Neturtingi draugai. O mobilus prabangus ar ekonominės klasės? Už litą. Už litą, va, prašau, normaliai, Duonos kepaliukas daugiau kainuoja. Taip, visi žmonės išlaidas skaičiuoja racionaliai. Taip, jeigu nieko neuždirbi, niekur nevartok, aš skaitau. Aš perėjau prie žemės, iš tikrųjų, aš mačiau moterį per televizorių, kur valgė žemę. Aha. Tai aš pabandžiau ir man patiko. Mikrofoną,